Mano analizuojama teksto autorius yra Leonidas Donskis, intelektualas, filosofas. Tai galime suprasti, nes autorius kalba apie buvusį studentą iš Helsinkio universiteto, filosofijos doktorantą. Straipsnėje Leonidas Donskis yra susirūpinęs didėjančių visuomenės atbukimu. Jau pats pavadinimas pradedamas klausimu kaip ir užkoduoja, kad teksto autorius siekia ne tik kritikuoti visuomenę, bet ir pateikti siūlymą, kaip spręsti aptariamą problemą. Straipsnėje svarbiausi 3 akcentai. Pirmiausiai, autorius pabrėžia, kad mūsų laikų ženklas – greitas tempas. Tuomet jis akcentuoja, kad toks tempas neleidžia mėgautis mėgstamomis veiklomis ar skirti laiko santykiams, todėl kelbia prasmybės jausmą. Pabaigoje jis taip pat pateikia alternatyvą, kad pasipriešinti tokiam beprasmiam buvimui galima tik sąmoningai lėtinant tempą. Kalbėjimas mes vardu lyg iškart padeda autoriui sukurti artimesnį santykį su skaitytoju, sukuria bendramintiškumo įspūdį ir akcentuoja skubėjimo problemos visuotinumą. Greitumas yra ne tik akcentuojamas, bet ir parodomas sakinių sintaksinėmis konstrukcijomis, kartojimas ir trumpų sakinių gausa, tokių kaip greitas skaitymas, greitas rašymas, greitas kalbėjimas, greitas bendravimas, pagreitina skaitymą ir sustiprina idėją, kad šiais laikais viskas vyksta greitai ir pasmerkia greitam vartojimui. Norėdamas parodyti, kad dėl greito tempo kylanti beprasmybės problema yra globali, autorius naudoja kultūrinius pavyzdžius. Jis kalba apie Gieko Mojolio sukurtas tarptautinis sąjūdis lėtas maistas. Taip pat jis negaili ir ironijos, sakydamas, kad šiuolaikinis produktyvumo reikalavimas primena kolūkinės lenktynės dėl didesnio primilžio ir kad klasikiniai filosofai nebūtų šiais laikais pripažinti, nes per mažai ir per lėtai rašė. Straipsnėje labai svarbus laiko kontrastas – praeitis dabartis. Praeičiai priskiriamas lietuvas. Mažas darbų kiekis, kuris susijęs su gelme ir prasmingumas. O dabartis siejama ne su kokybė, o su kiekybė. Tokiu kontrastu autorius sustiprina nuopuolio įspūdį. Su modernia civilizacija prasidėjęs tempo greitėjimas naikina kokybę ir daugina kiekybę. Taip galutinai išryškėja autoriaus pozicija, kad jis savo straipsnį ne tik nori emocionaliai išsisakyti, bet ir paveikti skaitytoją, priversti susimastyti, keisti savo mąstymą. Taip pat simboliška, kad paskutinėje pastraipoje, kurioje pateikiama alternatyva greitam gyvenimui, visi dalykai, kurie turi būti daromi lėtai, sudedama į vieną sakinį. Tai būtina sugrąžinti lėtą geros literatūros skaitymą, nuolat sugrįžtant prie didžiųjų tekstų, pakartotinį mėgstamų spektaklių ir filmų žiūrėjimo, lėtą bendravimą draugais ir šeimos nariais. Tai parodoma, kad lėtas gyvenimas, įsijautimas tam tikrą veiklą, sukuria vientisumo ir prasmės pojūtį. Man asmeniškai labai patiko ir paties teksto idėjos ir jų pateikimo būdas. Jis meniškas, įtaigus ir aš sutinku su filosofo Leonido Donskio mintimis, net ir mokykloje iš mūsų tikimasi, kad dirbsime greitai ir efektyviai, nors intelektualiniai veiklai juk iš tikrųjų reikia lėtumo. Man šis tekstas primena ir Rėjaus Bredberio romaną Fahrenheito 451, kuriame greitas tempas ir paklusimas banalybei veda prie susvetimėjimo ir beprasmybės. Todėl Gajus pradeda maištauti. Panašiai ir Leonidas Donskis atrodo pervargęs nuo skubėjimo ir ragina maištauti prieš bukinantį greito laiko standartą. Mat jis kenkia net ir mūsų sveikatai. Psichinės sveikatos duomenys rodo, kad dėl greito tempo ir nesugebėjimo įsijausti į veiklas bei skirti laiko brangiems žmonėms daugėja nerimo sutrikimų, depresijos. Taigi, straipsnis yra aktualus ir svarbus mums, nes pabrėžia, kad greitas tempas naikina prasmės pojūtį, o jį susigrąžinsime tik tada, kai laiką sulėtinsime ir vėl išmoksime gilintis į svarbius dalykus.